Sveiki, sveiki, sveiki. Sveikinuosi iš savo garažo, iš sąvartyno. Ar reikia kėdutės? Neturiu jokio skripto susidėliojęs. Labą dieną. Sveiki gyvi tie, kas šviežiai įsijungėt, seka kanalą galbūt nuo visai neseniai ir tie, kas seka kanalą iš pačios pradžios kanalo sukūrimo. Pagalvojau, kad reikia padaryti tokį About Build Me Up video. Kas tai yra, nuo ko tai prasidėjo ir kas bus toliau, turbūt. Tie, kas seka nuo pat pradžios, greičiausiai žino viską, bet pabandysiu grįžti dar toliau, kad ir jums būtų įdomu žiūrėti. Pačius pirmus video į kanalą pradėjau kelt su raudona Miata, kurią buvau nusipirkęs daužtą į priekį, suremontavau kažkokiu būdu, pabandžiau praeitechą, kas visai pavyko padaryti ir tada buvo šiek tiek tokių modų, nes visokių dalių turėjau, tai galvojau, sudėsiu tas dalis ir kažkaip išvaizdžiai ta mašina atrodys, bet pati pradžia, patys senesni dar video, pati mano kaip video žmogaus kūryba prasidėjo dar gerokai anksčiau prieš tai. Sakyčiau, galbūt studentavimo laikais su draugais, su komandos žmonėms, su jais varydavom į visokius renginius, į slalomus, į drifto renginius, tiesiog varydavom į tos renginius, juos filmuodavom ir būdavo patiems smagu, nes iš esmės gauni akreditaciją, patenki už dyką į renginį ir gali iš arti pamatyti visus drifto važiavimus, visus užkulisius ir gauni prieiti ten, kur paprasti žiūrovai neprieina, tai tas buvo toks, sakyčiau, išskirtinumas, kodėl ir pildavom tas akreditacijas ir norėdavom patekti į tos renginius. Kiek vėliau buvau iškeliavęs į Angliją, tenai dirbau ir draugams siųsdavau vlogus, rodydavau, kaip man ten sekasi dirbti ir ką tenai darau. Iš esmės nuo to, sakyčiau, prasidėjo viskas. Tai tos pirmosius vlogus pradėjau filmuoti jau daugiau nei prieš 10 metų ir tikrai buvo gera patirtis, gera pradžia. Patį kanalą, patį pirmą video, pirmo sezono pirmą epizodą, matau, kad įkėliau maždaug prieš 6 metus. Ir iš esmės tas dalykas, kuris pastumėjo tą video pirmą įkelt, tai buvo, kai mano pusbrolis Edvinas žuvo auto avarijoje. Tai toks buvo, sakyčiau, gal kažkoks būdas negalvot apie tai, pradėti kažką daryti, kad negalvot ir tiesiog užsiimt kažkuo. Tai dėl to pradėjau daryti tos video, pradėjau juos kelt, postint ir jo. Tai pirmi patys video buvo raudonos Miatos atnaujinimas ir paruošimas gatvėj, techo praėjimas, modai, važiavimai į show-offus, į renginius. Jau tada pradėjau bildintis kažkokią fanų bazę ir iš esmės niekada nedariau video dėl peržiūrų, dariau juos tam, kad užsiimt kažkuo, nes man tiesiog patinka pats filmavimas, pats jų editinimas ir stebėjimas žmonių, kurie stebi tuos video, jeigu jaučiasi kažkokia prasmė tame. Bet iš esmės įdomu kažką sukurti, yra smagu. Kai sukuri, kai žmonės žiūri ir įvertina, kad tai tikrai įdomus turinys, tai motyvuoja kur toliau. Kanalo pagrindinis sprogimas, sakyčiau, buvo su dažytoju, kai ieškojau, kas man sutvarkytų raudoną Miatą, kas pervirintų arkas ir perdažytų ją. Radau meistrą iš Ringaudų, kuris labai ilgai nesutvarkė tos mašinos ir kai paprašiau atiduoti, jis jos nenorėjo atiduoti. Tada važiavom ją atsiimt ir ten buvo dramos ir grasino teismais ir viskuo, bet... Valink iš čia, na. Paaiškinu iš čia man. Va, tavo vieta tenais, va. Pasiimsiu tu tą mašiną šiandien, bet tavo vieta tenais. Dabar taip. Jūs filmuojat, fotografuojat, daro tą ir paskui jūs norit kokybę. Nu gumos, pažiūrėk, ir nematai kaip šveikai. Čia visur hardtopų gumos, čia nuvaryta, čia priekį, va. Niekur ten nenuvaryta. Nu, pažiūrėk. Kai jo susideda ant viršų. Ne, pažiūrėk apie šitas gumas. Čia.
Kaip tu gali šitą gumą dar poliruoja. Ne, guma nesipoliruoja. Poliruoja. Neįmanoma, tikrai. Poliruoja. Aš ta prasme... Kartą poliravęs, tai jau ir kai sako... Jis tau padarė čia tvarkingai. Čia neprisam proto. Tikrai tvarkingai padarė. Žodžiu, aš sakau, 300. tą mašiną atsiėmėm, parodžiau gyvai, kaip atrodo tokie remontai, tokios chaltūros. Ir jo, tas video, sakyčiau, buvo tas dalykas, kuris sprogo kanale ir tai tuo metu su raudonu Miatu filmuotas kontentas, sakyčiau, buvo kanalo žydėjimo laikas, nes buvo tas tęstinumas, buvo konkretus projektas, prie kurio dirbau ir tie, kas sekė, žinojo, kas vyksta su juo ir žinojau, ko galima tikėtis toliau. Po to iškart šalia raudonos Miatos parodžiau, kad turiu ir Supra, pradėjau dirbti prie jos. Man padėjo tuo metu neblogas draugas Mantas, a.k.a. Barzda Motors, kas paskui paaiškėjo, kad jis ne ką mažesnis chaltūrščikas buvo nei tas dažytojas, irgi pridarė šiokių tokių nesąmonių, bet daug kas liko tarp manęs ir jo, daug dalykų neviešinau, nes buvo momentų, kai tikrai nemažai pagelbėjo. Sakykime, baigėsi maždaug taip, maždaug nuo to laiko ir Vilius įsigijo Miatą, parodžiau ir jo Miatą. Tada jau net neatsimenu, kiek Miatų dar nusipirkau. Gavau įvairių pasiūlymų, nemažai žmonių pastebėjo kanalą, nemažai žmonių parašė, kad turiu ten kažkokią mašiną, turiu Miatą, ar nori pirkti. Būtent mano driftinė Miata, šita, kur yra šiuo metu man už nugaros, pirkau ją iš Anglijos už 400 svarų. Su jie išmokau driftinti iš esmės. Bandžiau, praktikavausi, ėjau galbūt ne pačiu geriausiu keliu, kokiu buvo galima eiti, nes bandžiau driftinti iš pradžių su stoku, nelabai kas gavosi. Dėjom ten išsukimo adapterius kažkokius, kurie buvo ne visai vykę. Nelabai gaudžiausi, kas tas yra išsukimas, kaip jisai įsisuka, kaip ten ratai susisukus pilnam loke liečia kažkokią kėbulo dalį, tada mašina apsisuka, nesupratau, kodėl apsisukinėja tą mašiną, nieko nesigavo. Ir kas blogiausia, kad su tokia mašina važiavau į varžybas ir bandžiau kažką dar įrodyti. Paskui dėjom turbą, su turbo irgi ne ką geriau buvo, nes nebuvo iki galo išdirbtas dalykas, tada mašina tai arba sugenda kažkas, arba nesigauna praeiti ir niekaip nesigauna net kvalifikacijos praeiti. Su tokia mašina aš važiavau 2 sezonus. Buvo perdažyta, buvo suklijuotas liveris, praėjo, sakyčiau, pro 3 skirtingas fazės mašina. Vieną sezoną atvažinėjau su stikloploštiniu bodykitu, kitą sezoną nusipirkau iš Deivio bodykitą, KBD, plastikinį bodykitą. Tai čia, sakyčiau, buvo antra fazė tos mašinos ir paskui, kaip matau dabar, yra geltona. Tai čia lygiai ta pati juoda Miata, nes tikrai ne vienas žmogus klausė, ar čia nauja, ar ta pati mašina. Tai ta pati Miata su V8 Merso varikliu, reguliuojamas išsukimas, reguliuojamos gale visos šakės, koilai nauji, tikrai nemažai laiko ir pinigų sudėjau iš tą mašiną ir pagaliau atrodo, kad ji valdosi. Bet atsitiko gyvenimas, taip pat tapau 2 vaikų tėvu, tai dabar to laiko dar mažiau, nieko nespėjau, atrodo, pilna dalykų, ką norėčiau padaryti, bet prioritetai dabar šiek tiek kiti. Dėl to, sakyčiau, tas kontentas ir yra toksai nestabilus, toks, tai įkeliam kažką, tai neįkeliam kažko, nes reikia remontuotis namus, reikia daryti visokių kitokių darbų ir tam kontentui dažnai nelieka laiko tiesiog prieiti. Bet žiūrėdamas pačius seniausius video labai džiaugiuosi, kad realiai nuo vienos Miatos, nuo kažkokio neaiškaus projekto, visas šitas Build Me Up dalykas išaugo iki drifto komandos, kur mes važiavom varžybose, važiavom kaip komanda, turim rėmimą, nemažai įmonių su mumis bendradarbiauja, duoda produktus, duoda visokius dalykus, kad patestuotumėm, padarytume apžvalgas. Ir kas yra žiauriai smagu iš tikrųjų. Lygiai taip pat ir žiūrovai, visi tie, kas žiūri, visi tie, kas seka, prisideda prie mūsų veiklos, perka merčą. To pasiekoje padovanojom 2 mašinas, vieną Miatą, vieną Civiką, taip pat vieną iš fanų nusivežėm į užsienio renginį, vieną iš fanų pasiėmėm, kad Impreza kartu sudaužytų su mum F-Race. Buvo žiauriai smagus laikas, ta prasme mes tikrai daug dalykų nuveikėm kartu ir man šiek tiek, sakyčiau, gaila yra, kad dabar negalim įgyvendinti labai daug kažkokių pažadų, kažko negalim užsibrėžti dabar milžiniškų tikslų, nes tiesiog fiziškai negalim visko padaryti. Ir yra tikrai nemažai žmonių, kurie šiuo metu Garažo istorijų VŠI, kas yra Build Me Up kanalas, skiria 1,2% gyventojų pajamų mokesčio ir toks vaizdas, kad kartais mes šiek tiek nedeliverinam. Tai aš tiesiog pagalvojau, kad turbūt niekada nepasakiau
nuoširdaus ačiū visiems tiem, kas prisideda ir kanalą, ir mus daro geresnius. Jūsų dėka mano ir komandos žmonių svajonės ir norai nebuvo pamiršti ir mes įgyvendinom ir toliau sėkmingai įgyvendinam dalykus, kuriuos užsibrėžiam. Gal ne taip greitai kaip anksčiau, bet bandom įgyvendinti. Jūsų dėka Vilius tapo drifteriu, jeigu galima tai paminėti. Pats tikrai nebūtų bildinės tos mašinos, bet paėmėm, padarėm kartu su jūsų pagalba, Contribui ar Patreon'e, dabar nepamenu, surinkom Viliaus išsukimui, kas buvo toks irgi spyris į subinę Viliui, kad davai darom ir tu turėsi driftkarą. Ir Lukas į komandą prisijungė kaip mechanikas iš pradžių, dabar turi savo Miatą ir irgi bando driftint kartu. Labai smagu, kad žmonės siekia tikslų, jų pasiekia. Kaip ir sakiau, tie tikslai galbūt būtų didesni, mes galėtumėm užsibrėžti ir padaryti dar daugiau dalykų, bet ne visi komandoje tą spėja daryti. Prie ko norėčiau sugrįžti, tai prie 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Tai jeigu jūs dar vis tikit šiuo kanalu ir tikit, kad mes galim kažką padaryti kartu, siūlau prisidėti. Jeigu esat pilnametis, jeigu esat dirbantis ir galite skirti gyventojų pajamų mokesčio, tą galite padaryti Build Me Up kanalui, VŠI garažo istorijos. Visą informaciją paliksiu šio video aprašyme, tai paskaitykit. O jeigu jau praradot viltį šio kanalu, tai galite prisidėti prie renginių gerinimo Lietuvoje. Ką turiu galvoje renginių gerinimas? Tai turiu Easy with Jumet Drift festivalį, kuris yra taip pat mūsų ir Unreliable komandos bendras toks vaikas, sakykime. Ir mes bandom organizuoti drifto renginius, bandom atnešti tą kitokį driftą į Lietuvą, bandom parodyti, kad ne vien varžybos vyksta, kad galima važiuoti ir su stilingais automobiliais, prie kokių mes bandom savo mašinas padaryti. Ir pernai tokį renginį vieną padarėm, viskas buvo sėkmingai, visai gavosi, sakyčiau. Ir šiemet darom antrą renginį. Tai jeigu norit kažkur prisidėti, jeigu patinka tą, ką mes darom, nes jeigu šitą video išžiūrėjot iki šio momento, tai turbūt jums kažkiek rūpi. Tai jeigu norit ir toliau būti šio kanalo dalimi, šios kultūros dalimi, savo 1,2% galit skirti VŠI Jumet Drift. Jūsų pinigai keliaus į renginių gerinimą, būtent Jumet Drifto renginių gerinimą. Tai sakyčiau toks didelis dalykas, prie kurio mes dirbam pusę metų, jeigu ne daugiau, kad 2 dienas turėtumėm tikrai gerą judesį, atvažiuoja dalyviai iš užsienio, atvažiuoja žiūrovai iš užsienio. Būna tikrai gero veiksmo, tai jeigu nebuvot pernai, kviečiu sudalyvauti šiemet. Iš esmės tokia būtų trumpa kanalo istorija. Ačiū, kad esat, išliejau širdį, tikiuosi situaciją suprantat. Aš pats savo ruoštų labai tikiuosi, kad jau greitų metų galėsiu sugrįžti į renginius, galėsiu paorganizuoti daugiau mytų, organizuoti kažkokių veiklų kartu, pafilmuoto kontentų daugiau, galbūt į komandą dar kažkas ateis naujų žmonių, galbūt jūs norit prisijungti į komandą, norit filmuoti turinio ir būti viso šito dalimi, tai parašykit. Turiu garažą su nesąmoningom mašinom, su nesąmoningais vapais ir su mašina, kurią visi heitina. Jie sako, kad čia yra didžiausia nesąmonė ta mašina, ta Miata nieko neverta ir jinai niekada neskirta važiuoti varžybos ir jinai nieko niekada nelaimės. Fucking palaukit. Aš grįšiu, aš atvažiuosiu į varžybas ir su šitą Miata tikrai pažadu, kad kažką laimėsim. Tai kol kas tiek. Ačiū, kad esat kartu ir susimatom Easy with Jumet Drift Liepos 12-13 dienomis. Ate.